Antras epizodas – socialinis mažinimas. Milijardinė sodros skylė buvo bandoma lopyti kuklesnių socialinių išmokų sąskaitą. Dėl to į taikius protestus rinkosi sumažintomis motinystės, tėvystės išmokomis nepatenkinti tėvai, prie sporto rūmų ratus suko prieš per gyvenimą uždirbtų pensijų mažinimą mitinguojantys senjorai. Mažėjo ir kitos socialinės išmokos, panaikintos kai kurios lengvatos. Priėmus socialinių išmokų perskaičiavimo įstatymą nuo sausio sumažintos senatvės pensijos, bedarbių pašalpos, vaiko pinigais, slaugos ar priežiūros išlaidų kompensacijos, perskaičiuojamos valstybinės ir našlių pensijos, o nuo Liepos gerokai apkarpytos ir motinystės pašalpos. Taupimo priemonės buvo labai nesistemingos. Jos buvo išbarstytos tiek laike, tiek įvairiausiose sluoksniuose ir lietė tiesiogiai tuos žmonės, kurie iš tiesų sunkiai verčiasi. Ne vieną piketą prie valdžios institucijų rengusios mamos tikina, kad kai kurios šeimos dabar jau atsidūrusios ties skurdo riba. Kai kuriom šeimom išmokos buvo sumažintos apie 60%. Tai reiškia, kad tos šeimos, kurios iš tiesų dirbo, buvo mokios, dėjo labai daug pastangų, kad savo šeimą išlaikyti ir gyventi pakankamai kokybiškai, dabar jau yra ties beveik skurdo riba, nes bet kokiu atveju jaunos šeimos, kaip žinia, turi įsipareigojimus. Labiausiai naujasis įstatymas smogė toms mamoms, kurios gaudavo didelės algas ir tokio paties dydžio išmokas. Pradžioje gavę išmoką žmonės į rankas, pavadinkim liaudyje vadinamu terminu, maždaug apie 6400 litų. Dabar tie žmonės nuo Liepos 1 dienos gauna maždaug apie 2800. Turint omenyje, kad būtent tos šeimos iš tiesų turi įsipareigojimus bankams ir būtent tos šeimos tikėjosi, jog valstybė laikysi savo įsipareigojimų, kaip kad ir jie laikosi įsipareigojimų ir moka mokesčius. Ne ką mažiau išmokų karpimas smogė ir pensininkams. Senatvės pensijos nuo šiemet mažėjo vidutiniškai 5%. Nepaliestos liko tik mažesnės nei 650 litų išmokos. Tačiau gaunantiems apie 1700 litų dydžio pensiją, ši sumažinta daugiau kaip 12%. Dirbantiems pensininkams skirsta skaudžiausiai. Uždirbantiems apie 2000 litų pensija nurėžta perpus, o gaunantiems dar daugiau 70%. Poniai Emilijai pensija sumažėjo vos 30 litų, dabar moteris gauna kiek daugiau nei 700, bet ir keliasdešimt litų pensininkui vis vien pinigas. Pensininkams tai vis tiek mes pasiskaičiuojam, kad už tos 27 gali nupirkti ir aliejaus, ir miltų pakelį, ten ir cukrus, jau mėnesių laiko vienam žmogui mes jau galim, kad ir tie maži pinigai nuimti. Skaudu, aišku, labai skaudu. Be to, kad pensija sumažėjo šiemet, moteris guodžiasi, kad dar niekaip nesulaukė prieš 10-metį tuometinės Pakso vadovaujamos vyriausybės sprendimų sumažintų pensijų. Pirmoje dar jie negrąžino dar tų, kurios buvo grąžinamos mūsų uždirbtos pensijos dar iki to. Pavyzdžiui, pas mane apie 4000 dar turėtų grąžinti. Dabar gavom raštą iš sodros, kad galbūt grąžins kitais metais birželio mėnesį. Tai paskui vėl kažkoks nutarimas ir vėl gali negrąžinti. Ponia Emilija sako, kad vargu ar per mitingus išsakyti žodžiai pasiekė politikų ausis. Esą taupyti tikrai buvo galima kitaip. Ką mes galim pasiūlyti vyriausybei? Aš nežinau, tiesiog jiem gal, man atrodo, geriau matyti. Ar už taip, kaip jie gauna ten tūkstančiais, o mums nuima tą mažą tą ir taip apdraskytą tą pensiją. Kubilius nelabai čia stengiasi dėl. Abejingai kažkaip tai. Ir dabar mes klausomės ir radiją, ir televiziją, kad nieko negali padėti, nieko negali padėti. Gal nereikia ten kol kas tos pinigus mėtyti, kur dar galime palaukti, kažkoks tai pastatas, kuris dar nebūtina, daleiskim, užbaigti ant tos, mes visi, aišku, džiaugsimės ir turbūt, kada bus pabaigti tie valdovų rūmai, bet dabar, tai man atrodo, galima biskį palaukti, porą metų kokių, visiems sunku. Pasirodžius siūlymams tolinti pensinį amžių iki 65, galiausiai nuspręsta šią idėją kol kas ir palikti tik idėją. Tačiau politikai neslėpia, kad tai daryti teks. Toks siūlymas Seimą vėl gali pasiekti kitų metų pavasarį, kai bus pradėta svarstyti ilgalaikė sodros reforma. Šiemet apkarpytos ir bedarbių pašalpos. Maksimalios nedarbo socialinio draudimo pašalpos mažėjo nuo kiek daugiau nei 1000 iki 650 litų. Lygiai taip pat karpomos slaugos ar priežiūros išlaidų kompensacijos, sumažintos ir neįgaliųjų nedarbingumo pensijos. Išimtis padaryta tik pirmos grupės invalidams.
Motinystės pašalpos galėtų būti +10, jeigu tai nebūtų padaryta taip vėlai. Tai kadangi sprendimas buvo uždelstas, sakyčiau, +8. Dėl pensijų, čia sudėtingesnis dalykas, manau, kad buvo galima mažiau skriausti, todėl sakyčiau gal apie +3, nes vis dėlto tai yra sunkiausiai, labiausiai nukentėjus ir labiausiai pažeidžiama visuomenės grupė, galbūt buvo galima rezervų kitų ieškoti. Pensinio amžiaus vėlinimas, kuris neįvyko, tai sakyčiau, reiškia -7 tokie, nes tą būtinai reikia daryti žiūrint demografinę situaciją ir žiūrint į sodros padėtį. Socialinių išmokų mažinimas kitų, reikėtų gal kalbėti ne apie tiek apie mažinimą išmokų, kiek apie sistemą bendrą. Ir pirmiausia apie neįgalumą arba invalidumą vadinamas pašalpas, kurių Lietuvoje per pastaruosius, man atrodo, 3 metų padaugėjo beveik 2. Tai čia veiksmai vyriausybės vertinti tikrai -5 turbūt, nes vis dėlto tai atima labai didžiulę dalį lėšų iš sodros ir yra, iš tiesų skatina žmonės nedirbti.